Taigi, kokios kliūtys mūsų laukia, dirbant su savimi, ypač jeigu tai susiję su sveikata. Susidūrę su krize, su trauma, mes daugiau fokusuojamės į blogesnį scenarijų, fokusuojamės į tai, ko mes nenorime, negu galvotumėme apie tai, ką norėtumėme turėti. Ir kai nori pasveikti, aišku, susikuri su meditacija. Meditacija susikūrus sau reikia suprasti, kad yra kūno viduje visuotinis protas, kuris mus girdi. Ir tokiu būdu meditacijos metu, kurią mes susikūrėme, reikia šitą visuotinį protą mūsų viduje kalbėti, kad jis mus pagydytų. Reikia kontaktą rasti su šituo protu. Reikia duoti jam pavyzdį, savo sveikatą, savo viziją ir tada susikūrėm su meditacija, kurioje išreiškėme savo norą, savo viziją. Ir tada perdodate viduj esančiam begaliniam protui visą savo šitą viziją, kad jisai atliktų savo darbą ir sugrąžintų mums sveikatą. Pačios sunkiausios dažniausiai būna 6 tokios savaitės šitame darbe, nes mes negalime priversti proto daryti tai, ką mes norime. Mes tikime, kad didysis protas rūpinasi mumis. Ir mums reikia įsivaizduoti, kaip mūsų organizmas atsistato, kaip jisai gyja. Bet mes nori, nenori, nuo to sugrįžtame prie blogojo scenarijaus, ką reiškia, kad mes sergame, ką reiškia bus, jeigu bus blogiau. Šitos mintis aplanko mus. Ir galvojam, ką reikia daryti, kas bus. Ir tada reikia sustabdyti jau vizualizaciją, meditaciją, nes gydymosi procesas nutrūko. Jeigu jau tokios mintis atėjo, tai mes turim suprasti, kad tai ne tas rezultatas, prie kurio mes siekiame. Taigi, užėjus tokiom negerom mintim, mes stabdome meditaciją, pradedame viską iš naujo. Medituojame savo, galbūt ant lapo įrašytą, įgarsintą meditaciją, kartojame. Bandome išmokti atmintinai. Ir tol kartojam, kol ateina pas mus neigiamas mintis, mes nukrypstame į blogąjį scenarijų, tada turim grįžti iš naujo prie visos meditacijos, pradėti viską nuo pradžių. Negali tęsti toliau, nes tu jau iškritai iš proceso. Ir kai mes būname pikti, nekantrus, mums darosi sunkiau. Todėl tokią mentalinę praktiką reikia kartoti. Na, pavyzdžiui, kokias 6 savaitės nusiteikite, kad reikės, ateis blogosios mintis,
ir reikės pradėti iš naujo, bet niekur nesidėsim 6 savaitės. Mes turime atmintinai mokyti savo meditacijos.